Tai turėjom iš tikrųjų daug labai peno pamastymui, smegenis stipriai pastimuliuoti ir dabar tą turėsime kažkaip pabandyti dar šitoj diskusijai pratęsti. Tai man iš tikrųjų labai smagu būti su šia kompanija. Tai čia turime vieną, jau galima sakyti, politikos veteraną, buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrą, vyriausybės narį, ir turime du daug žadančius politikus, Vytautą ir Martyną, kurie yra tik tai dar atėję į politiką ir man atrodo gal tai irgi galės mums duoti šiek tiek skirtingų perspektyvų. Aš dabar klausydamas pranešimų galvojau, prisipažinsiu, taip sėdžiu, reikės man moderuoti, tai apie ką pradėti kalbėti. Ir galbūt klausydamas Johaneso, tai pagalvojau, gal mintis būtų ta, kad norėčiau paklausti jūsų visų, kaip išvengti politikoje nematymo miško per medžius. Nes kartais atrodo, kad iš tikrųjų Seimas daug dirba, ar ne? Svarsto daug projektų, priiminėja daug įstatymų, įvairių pataisų, debatų, bet ar neatsitinka taip, kad iš tikrųjų patys svarbiausi dalykai kažkaip lieka už kadro. Ir dabar girdim, ar ne? Mes jau dabar esam, buvo pristatyta Olandijos situacija, aš bijau, kad mūsų Lietuvos situacija yra blogesnė, kalbant apie demografiją, apie būsimas darbo vietas, bet atrodo, kol kas tokios rimtos diskusijos tai nėra pagrindinis klausimas, bent jau nėra toks klausimas, kaip, pavyzdžiui, gynybos kokie nors dalykai. Tai aš gal, Linai, pradėčiau nuo tavęs. Kaip pačiam atrodo, ar tikrai mes dar politikoje užčiuopiam, kas yra svarbiausia, ar paliekam paraštį, ir ką daryti, kad pasikeistų? Dėkui, Vygantai, už klausimą. Sveikinam visus, tikrai įspūdinga konferencija. Aš viena ausim klausiausi, kita dirbau, tai tik pusę supratau, kas buvo kalbama. Ir dėl abstraktumų ir filosofijos liksbens, bet taip pat ir dėl galimybės taip rimtai įsitraukti. Tai tikrai ačiū labai, kad pakvietėt, galiu prisidėti prie diskusijos. Man atrodo, kai mes žiūrime rinkimų programas, tai lyg tai mes matom perspektyvą ir tose rinkimų programuose tikrai yra labai gerų dalykų ir atrodo tokie vizionieriškai gerai sudėlioti, net nesvarbu, ar daugiau dešinės, ar daugiau kairės, esminiai dalykai kažkaip yra išryškinti. Ir gynybos klausimai, kurie mums tikrai šiuo metu labai svarbus, ir demografiniai klausimai, ir net šeimos politikos klausimai, kur atrodo, jau kai mes ateinam į Seimą, tai kažkaip visi išsigastam. Jau programuose surašom tikrai labai gausiai apie šeimos politiką, bet ateinam į Seimą ir tada bijai pajudėti. Nes tikrai užduos tą klausimą, apie kokią čia mes šeimą kalbam, ar čia visom ar ne visom šeimom. Ir visi tie klausimai kažkaip paralyžuoja. Ir čia gaunas, kad mes į medį žiūrim, o mišką prarandam. Tai sakyčiau, politikai šiaip gal ir sutartų ties viziją, bendra, būtų skirčių, aišku, nes atskaitos taškai skirtingi, kaip mes vertinam, bet yra pats politinis procesas ir tada ta rizika, kurią patiria politikas žengdamas žingsnis arba politikų grupė žengdami žingsnį, jos išgąsdina. Ir tada, aišku, kai yra 500 įstatymų per sesiją, pasileidžiam tvarkyti ne tai, kad medžių, bet šakų. Ačiū. Tai aš norėdamas pratęsti Lino mintį ir aš prisiminiau nuo prezidento Trumpą. Jo šūkis jau pirmoji kadencijai buvo ir man atrodo jis tą patį pasiliko, nusausinkim Vašingtono pelkę. Martynai, kaip pats jautiesi, ar nėra Seime to pelkės elemento, ir jeigu yra, tai ką galima padaryti tokiem jauniem politikam kaip pats, kad... Na tai irgi pradžioje norėčiau padėkoti už kvietimą. Šiaip labai geras klausimas, kaip beveik jauniausiam Seimo nariui, tikrai dar tik tais 4,5 mėnesio tam Seime. Na aš negalėčiau pasakyti, kad Seimas yra kažkokia pelkė, žinoma, turbūt dėl savo jauno amžiaus, neduos gal ir Vytautas meluoti, aišku, aš esu valdančioje daugumoje, jisai opozicijoje, bet yra jaučiama kartais, kad iš tų vyresnių Seimo narių galbūt yra noras kažkoks įtakoti jaunesnius, tu dar mažiau patirties turi ir panašiai.
Tai gal ta prasme bandoma sprendimams įtaką padaryti, vat kaip ir Linas minėjo, yra 500 klausimų šią sesiją, bet visos programos, įskaitant ir vyriausybės dabar programą, visos valdančiosios daugumos programą, jos yra pakankamai ambicingos. Klausimas, kiek tam yra valios ir kiek tam yra sutarimo. Tai iš tiesų, kuomet mes turim nacionalinį susitarimą dėl švietimo, dėl gynybos ir panašiai, tai suprasdami, kad nei švietimas, nei gynyba nėra įmanoma be demografijos, tai galbūt reikėtų prieiti prie nacionalinio susitarimo dėl demografijos. Tai ir tas klausimas apie pelkę tada toksai tampa, jeigu tokias problemas sugebėtumėm įspręsti, tai tas klausimas nebetektų prasmės. Vytautai, kas tau svarbiausia, kaip opozicijos nariui, kuris esi visiškai laisvas sakyti, ką galvoji, niekam nesisipareigos? Iš tikrųjų labai laisvas parlamente jaučiuosi, tą reikia pripažinti. Man tas klausimas apie mišką ir medžius turbūt toks kertinis čia nuo to, ką pradėjai. Iš tikrųjų miško nesimato ir man atrodo geriausia buvo ta svečio skaidrė su stručiu. Tas strutis galioja visoms pačioms didžiausiams problemams, kurios yra apie mūsų išlikimą. Galbūt dabar yra pozityviai išimtis su gynyba. Iš tikrųjų gynyba tapo taip akivaizdu ir taip arti ore gali pjaustyti, kaip jaučiasi, jog gynybos klausimas yra spręstinas dabar arba niekada, kad gal bent pusėtinai pradėta jį žiūrėti rimtai, kaip į mišką, o ne į medžius. Pusėtinai sakau todėl, kad gynybos klausimas susideda iš pinigų ir valios. Pinigų dalį, tai yra, kad mes apsiginkluotume, jau atrodo, kad yra linkstama spręsti ir aš visai tikiu, kad išspręs. Ta valios dalis, į kurią įeina kitoks ugdymas, karinis rengimas, visuotinis šaukimas, istorinė atmintis ir visi kiti dalykai, kurie yra politiškai nekorektiški ir jeigu sekant vėl to paties pranešimo terminais, tai reikalaujantis keisti kultūrą, dabar laikmečio dvasiai netinkama kryptim, tai ta dalis man neatrodo, kad keičiasi, bet ji privalės keistis, jeigu mes iš tikrųjų norim šitą gynybos mišką pamatyti. Bet kitų miškų yra valingai apsispręsta nematyti, aš manau, nepriklausomai nuo to, kuri valdžia būtų. Ar tai būtų demografija, ar tai būtų migracija, ar tai būtų, tiesą sakant, švietimas. Manęs niekaip nedžiugina susitarimas dėl švietimo, todėl kad tai visada yra irgi apie tokią institucinius klausimus, o ne esminius turinio klausimus. Ir nei vieno miško parlamento einamajam darbė nesimato ir kai aš į juos žiūrėdavau iš šalies į tuos parlamento darbus, nei kai žiūri iš vidaus. Su vata gynybos išimtim dažniausiai esminės problemos, taip, per rinkimus programose būna visokių gerų dalykų, bet nei vienas iš jų nedrįsta žengti, pavyzdžiui, ten, kur pono De Jongo skaidrės žengia. Irgi iš skaidrės su stručiu. Šiaip man irgi iš Johaneso pranešimo užkliuvo tokia mintis, kad egzistuoja tam tikri faktoriai, kurie gali nulemti, sakykime, tai ar žmonės nori turėti vaikų ar nenori turėti vaikų. Ir čia visiems klausimas, bet pirmiausiai Linai ir toks gal šiek tiek provokuojantis, nes mes esame ir diskutavę. Ar neatsitinka taip, kad Seime labai dažnai norima kaip geriau, prikuriama taisyklių, o tada žmonės, kaip pasakyti, balsuoja arba, sakykime, išvažiuodami iš Lietuvos arba nekurdami šeimų ir panašiai. Ir ar nėra problema, kad mes važiuojam ant tų tokių pasenusių paradigmų? Mane šiek tiek irgi, kaip pavyzdys neutralesnis būtų, čia apie praėjusią vyriausybę, kuri nusprendė, kad reikia gynybai daugiau pinigų ir pakėlė akcizus degalams. Rezultatas yra tai, kad surinko biudžetą 200 milijonų eurų mažiau negu nebūtų pakėlę. O mes visi mokam dabar už degalus daugiau. Tai ar nėra čia tokia problema, kad iš tikrųjų, kurdami vis daugiau taisyklių, ir yra tas teisėkūrinės infliacijos irgi terminas, kai atsiranda vis daugiau reguliavimų, mes iš tikrųjų padarom rezultatą, gaunam priešingą, kaip pačiam atrodo. Čia yra keletas dalykų. Vienas tai yra tokiam principo arba dėsnių lygmenį, kad kiekviena išspręsta problema kūrė problemą.
naują problemą, naujo lygmens, kur mums reikės ją spręsti. Tai klausimas, ar ta problema bus didesnė, ar mums reikės, bet kuriuo atveju mums ją reikės susitikti kaip problemą ir ją spręsti. Tai mes kaip visuomenė ir judam vis spręsdami įvairias problemas. Tai čia vienas aspektas ir aišku, kad kiekvienas įstatymas išsprendęs problemą sukuria naujas. Tai tikrai taip. Antrasis aspektas yra tai, kad neretai mes į įstatymą pasižiūrim, kaip Vincentas kalbėjo, kad per mažai dimensijų įtraukiami svarstydami projektą. Tai šiuo atveju mes tikrai, pavyzdžiui, Seime dabar yra keletas dalykų. Vienas tas yra vadinamas QR kodas, teisė dirbti su vaikais. Ir Teisės teisėtvarkos komitetas pasiėmė baudžiamąjį kodeksą ir prirašė dar papildomai įvairių straipsnių, kas negalėtų dirbti su vaikais, ne tik mokykloje, ne tik mokytojų, bet ir ūkvedžių, ten, kur tie vaikai pasirodo. Ir atrodo, kad iš vaiko teisų perspektyvos liktai yra gerai ir tai galėtų ir taip turėtume žiūrėti. Bet žiūrint iš žmogaus teisų perspektyvos ir jeigu tai pasidairoma aplinkui, kiek kas kokio teistumo turi, tai supranti, kad čia pusė Lietuvos nebeleisim prieiti prie vaikų ir tai jau tampa problema. Tai va tas vienos dimensijos matymas, jisai yra, jis iš tiesų kūrė kur kas platesnį ratą problemų, kurias paskui mums reikės spręsti. Tai šiuo atveju bandome iš naujo atidaryti diskursą, tą ką jau turėjo, dabar ateina į socialinių reikalų ir darbo komitetą, kaip pagrindinį komitetą tikimės, kad kažkaip pažiūrėtume iš kur kas įvairių perspektyvų ir galbūt surasim labiau balansuotą sprendimą, negu dabar yra pasiūlytas. Antroji pakopa taip pat. Buvo pažadėta, kad daugiau lankstumo leisim visiems išeiti. Ir atrodo, kad tie pasiūlymai pateikti, žmonės dabar gali perklausti, ar tai, kaip jie išeis, ar tai pakankamai, ko jie tikėjusi prieš rinkimus, ar ne, iš pensijų sistemos. Bet jeigu užduodi esminį klausimą apie pensijų reformą, ar šita reforma padarys taip, kad mes visi oriau gyvensim senatvėj, tai greičiausiai, kad ne. Reiškia, lankstumas yra kaip viena iš lankstumo naudai mes aukojam tą didį tikslą. Ir kaip su juo subalansuoti, va čia ir yra, tada jau ieškai tų daugiau dimensijų ir bandai užtikrinti, kad tai būtų tikrai bendrojo gėrio sprendimas, o ne vienos perspektyvos, vienos interesų grupės arba vieno poreikio sprendimas. Čia klausimas irgi galbūt visiems nuskambėjo prieš tai, Vytautai, tavo pasisakymę, kad paminėjai kai kuriuos dalykus, kad reikia keisti kultūrą ar požiūrį arba kontrkultūrinį dalyką. Ar neatsitinka taip, kad Seimas iš tikrųjų bando spręsti įstatymų pakeitimais tai, kas turėtų įvykti kaip kultūrinis pokytis? Kartais atsitinka, bet abu variantai yra įmanomi. Normos, kas mes čia esantys tikrai žinom. Normos įtvirtintos įstatymais formuoja kultūrą, kultūra formuoja normas. Ir abu variantai yra galimi ir reikalingi. Ir skirtingais atvejais, aišku, skirtingai atsitinka, bet pradėkim nuo Adomo ir Ievos, gerai? Leis labai greitai, tokiais šuoliais. Bendrasis gėris, kas yra ar ne, atsispiriam į akvinietį. Bendrasis gėris yra gėris kūnams ir sieloms, tų, kas sudaro politinę bendriją. Ir sieloms. Tai, kas vesi išganimą. Kas vesi išganimą? Dorybių praktikavimas. Vadinasi, valstybė turėtų skatinti piliečių dorybių praktikavimą. Šiandien tai yra eretiška mintis be abejo, todėl, kad kiekvienas juk renkasi, kas dera asmeniškai ir todėl niekas negali pasakyti, kas yra dorybė. Šitas žodis neatsitiktinai beveik nebevartojamas, o todėl, kad jis nebederamas. Ir aišku, čia tam tikra klavietė. Bet net padėję šalį religinius argumentus, kur aš visiškai sutinku turbūt su liberalais, mes turim viską, net būdami kitintieji, mes turim viską argumentuoti sekuliariais argumentais. Nes tie, kam suprantami religiniai argumentai, tiems jau įrodinėti paties teiginio dažniausiai nereikia, jeigu jie yra nuoseklūs. Jeigu nenuoseklūs, greičiausiai bet kokia diskusija nelabai padės. Prasmingi mums yra sekuliarūs argumentai. Aš beveik tikras, kad daugeliu dalykų, kurie mums kaip tikintiesiems svarbus, yra galima įrodinėti, kurie svarbus mums socialiniai, politiniai erdvėjai, galima įrodinėti sekuliariais argumentais.
Ir tą reikia daryti. Ir daugelį dorybių, kur iš pradžių skamba kaip iš bažnyčios sakyklos pasakyta, iš tikrųjų mes visi ir su liberalais netgi sutarėm, kad jos yra siektinos ir ugdytinos. Tik kasdienybei baisu. Ko reikia, nežinau, valstybės gynybai? Reikia valios. Ugdyti valios dorybę, pavyzdžiui, drąsos. Dar kokia nors. Darbštumas kaip dorybė, ar ne? Ne tik rinkoje, bet pirmiausia, mokantis, siekiant švietimo rezultatų ir taip toliau. Dėl visų šitų dalykų, kad jų reikia, mes turbūt sutartume ir su įvairiausių pasaulėžiūrų žmonėm. Bet įvairiausių pasaulėžiūrų žmonės yra pasidavę šiandieniniai kultūrai, kad, kaip dabar čia nesubanalint, kad versti, ką nors daryti, ypatingai jauną žmogų, juk dažniausiai valstybė per įstatymus formuoja jauną žmogų, vyresnį žmogų dėja sunkiau paformuoti, kad versti ir kažkur kreipti jauną žmogų yra, negerai. Kažkokia valstybės prievarta, iš kurios kaip ir iš tradicijos neva reikia išlaisvinti, aš čia be abejo ironizuoju. Ir čia yra didžiulis nenuseklumas, nes tas pats liberalas ar kairysis sutinka, kad tos dorybės yra geros ir siektinos, bet sako savo ir užsideda tokius vidinius stabdžius, kad jokių būdų negalima pasitelkti valstybės galios, tokie grubų žodžiai, tam, kad tas dorybės per institucijas, per viešą erdvę, per švietimą taip toliau išugdytų. Tai valstybė privalo tą daryti. Ji gali pasirinkti priklausomai nuo to, kas tą valstybę valdo ir kaip labai degradavus jos visuomenė, gali pasirinkti kitokį žodyną, gali užteplioti, kažkaip paslėpti tai, ką bando čia padaryti, bet valstybė niekaip negali pabėgti nuo pareigos ugdyti dorybės savo piliečiams. Vieni manys, kad tai dėl jų išganimo, o kiti galbūt gali pasitenkinti tuo, kad yra geriau, visiems geriau gyventi dorybingoje visuomenėje. Ką valdantieji pasakytų? Aš pirmiau tai norėčiau šiek tiek paplėtoti mintį, bet ką Linas minėjo dėl tų antros pensijos pakopų pakeitimo. Čia tokia aktualiai dabar ir susėt bandyta su bendruoju gėriu. Lyg racionaliai ir mąstant, antroji pakopa, kuomet yra su valstybės prisidėjimu, jinai kurtų bendrai gėrį ta prasme, kad nors žmogus tuo metu nukenčia finansiškai, bet jis senatvėje teoriškai galės išgyventi ir išgyventi geriau. Tai tuo metu valstybei reikės rūpintis mažiau kažkada ateityje. Bet kaip tada galima pasižiūrėti į šitą visą problemą, nes lyg ir mažesnė visuomenės dalis supranta, kad bendrasis gėris yra prievarta įtraukti asmenį į antros pensijų pakopos sistemą. Jis iš jos įsibraukti negali, kiekvieną mėnesį nuo algos yra nuskaičiuojami pinigai. Bet didžioji visuomenės dalis, kaip matom, iš norinčių įsibraukti. Ir kur buvo ir apklausos darytos prieš rinkimus, kiek buvo pageidaujančių iš tos antros pakopos išeiti. Apklausos sako, kad dauguma norėtų. Jie nenori to. Bet lygtais tas protingasis, kaip sakant, argumentas sakytų, kad tai yra gerai, tai yra į naudą, bet visuomenė nenori. Ir kur yra bendrasis gėris šitoje vietoje? Ar atsižvelgti į daugumos visuomenės nuomonę, ar į tą mažumos, kuri mato, kaip ateityje bus galima įspręsti tam tikras problemas, kurios užprogramuotos jau yra. Tai čia toksai diskusija irgi galbūt klausimas, nes ta riba, kas turi nuspręsti, ar ta tylioji mažuma ar garsioji dauguma, šitoje vietoje čia aš neturiu atsakymo irgi. Tai man labai įdomi šitą problemą yra. Bet ar tai nėra tada problema? Čia, aišku, vėl tokios dvi gaidelės. Nuo mūsų konferencijų buvo daugiau teorijos, ar ne? Ir čia kai kas pastebėjo, kad čia daug tokios labai teorijos buvo. Bet ar nėra problema, kad Seimas neturi geros teorijos, tame tarpe geros teorijos, kas yra bendras gėris, kas yra dorybės, ir neturėdamas teorijos, tu geros teorijos negali turėti geros praktikos? Galiu, labai atsiprašau. Vygantai, mes kaip valstybė neturim geros teorijos. Ne tai, kad Seimas. Ta klišė, kad Seimas yra atspindys, tobulai čia tinka, tobulai. Baigiau politikos mokslus Vilniaus universitete, tai yra turbūt gera vieta studijuoti, tikrai lietuviškais mastais. Pirmame kurse Egidijus Kūris per teisės teorijos paskaitas, nepacituosiu pažodžiui, tai negriebkit už kiekvieną žodžią, bet iš esmės pasakė, kad yra tokia prigimtinė teisė, bet jinai gyvenusi jos, jie niekas rimtai nebežiūri ir joms jos niekada nereikės. Kaip visi suprantam, bendrasis gėris, prigimtinė teisė neatsiejami dalykai. Jeigu tu nemastai prigimties kaip objektyvios realybės, tai negali ir kalbėti turbūt apie bendrąjį gėrį kaip kažką objektyvaus ir pažįstamo. Kitaip sakant, mes esam išugdyti, aš drįstu spėti, kad ir kitų universitetų absolventai yra išugdyti, mąstyti, kad bendrasis gėris yra neįmanomas ir kažkokia
Kliedesys. Pačioj pradžioj pats kalbėjai apie tai, kad lygybė, laisvė, meilė, teisingumas, kiti mūsų kasdienybė žodžiai, nors ne mažiau neaiškus, bet dažnai vartojami, bet apie juos bent jau nėra tvyrančio tokio įsitikinimo, kad jų iš vis nereikia. Tai taip, Seimas tikrai stokoja teorijos, aš neabejoju ir čia, nežinau, Seimo nariams kursų turbūt nesurenksi, o jeigu bandysi rengti, tai kils ginčas apie tai, kas turi ateiti tuo lektorium. Bet vienareikšmiškai esam įkaitai šiandien to lygio, kuriame esam. Kokios išeitis, Linai? Man atrodo, kalbant, grįžtant prie teorijos, tai išeitis šiandien nekartas nuskambėjo. Išeitis ir jos yra sudėtos į taip vadinamą bažnyčios socialinį mokymą, kuris kalba sekuliaria kalba su visuomenė ir yra rimtas pasiūlymas visuomenėms. Ir tie principai, kurie yra numatyti tiek bendrojo gėrio, asmens orumo, dalyvavimo principas, man atrodo ypatingai svarbus, subsidiarumo, solidarumo ir kiti, jie greičiausiai yra tos išeitis, kurios padarytų taip, kad mes nepaverstume, kad valdžia mus mokintų, nes mes esam ragavę valdžios ugdomojo proceso, gal net ne ugdomojo, o indoktrinuojamojo proceso ir dėja, aš sakyčiau, kad ir mūsų net ir laisvoji demokratiniai valdžioje mes turim labai rimtų pagundų tai daryti ir kai tai vyksta, visuomenė reaguoja. Ir šia prasme, jeigu mes nepaisom subsidiarumo principo, tai tada staiga valdžia pradeda perimti tėvų funkcijas, kas yra visiškai paklydimas ir matom, kad tas niekur neveda. O kaip valdžios norėtų tėvų funkcijas perimti? Labai, labai noriai, nes žino, kokia yra galia. Tai aš tai džiaugiuosi, kad konstitucijoje yra įtvirtintas tėvų pareiga, mūsų konstitucijoje yra įtvirtinta tėvų pareiga auklėti vaikus ir į tą atsakinį mes maksimaliai stengiamės atsiremti, tiek kalbėdami, tiek apie gyvenimo įgūdžių programą. Bent jau turime argumentus kalbantis. Aš matau, Birutė, kad tas neveikia, ir matau, kad ne visais atvejais veikia. Bet bent jau turime ką atsiremti. Ir jau čia yra rimtas politinis veiksmas, kad atlenktume, kad sprendimai būtų priimami maksimaliai šeimose. Tie, kurie gali būti priimami šeimose, tie, kurie gali būti priimami bendruomenėse, būtų priimami bendruomenėse ir valdžia už juos nedarytų. Tai čia yra tas subsidiarumo principas. Solidarumo mums begalės trūksta. Mes esam po Bulgarijos nelygiausia, pajamų prasme, nelygiausia visuomenė Europoje. Po Bulgarijos. Rumunai mus yra aplenkę pagal neligybę. Neligybę, pajamų neligybę turi sociologai ir tie vadinami socialiniai. Ten yra, reiškia, kas tyrinėja šitus reiškinius, kaip veikia socialinė neligybė, pajamų neligybė visuomenė. Tai yra praktiškai ir sveikatos, ir kriminogeniniai, ir socialiniai, ir švietimo srityse yra visur neigiamesni skaičiai. Tai reiškia, jeigu mes netgi dabar mąstydami apie mokesčių reformą, sakysim, kad renkam pinigus iš visų lygiai gynybai, tai mes nuskurdinsim visuomenę ir ypač tuos, kur yra pažeidžiamiausi. Čia nėra solidarumas. Solidarumas tai yra tie, kas gali daugiau prisidėti, privalo prisidėti daugiau. Ir dėl to tos labai rimtos diskusijos šiuo metu su verslo bendruomenė, su turtingąja visuomenės dalim yra labai aštrios. Gyventojų pajamų mokesčio progresyvumas yra pats jautriausias mokesčių reformos klausimas. Pats jautriausias. Net neturto klausimas, nors nekilnojamas turtą tikrai daug kas palėtė ir ten manau, kad bus ieškoma sprendimų, kad amortizuoti tą diskusiją. Bet gyventojų pajamų progresyvumas yra be galo jautrus. Dėl to, kad ta stiprioji įtakingoji visuomenės grupė, jie daro įtaką, kad jie nepraeitų. Tai venžo, tai čia mes turime ir solidarumą, ir subsidiarumą, ir jeigu dažniau pakalbėtume, kas yra bendrasis gėris, nes jo apibrėžtis liberalų bendruomenė yra toksai, nes plačiai įsivaizduojama šeimos samprata, jiems atrodo, kad tai yra bendrasis gėris ir jie privalom užtikrinti.
konservatyviom, atrodo, prigimtinė šeima, ne? Bet kažkur ties viduriu mes galim sutarti problemas, su kuriuom sugyvena šeimos. Ir judėkim su pagalba šeimoms ir su rimtu paketu, o ne su pavieniam priemonėm, kaip dabar judam, bet su rimtu kompleksiniu paketu, kad šeimos vėl pajaustų, kad jos yra saugios ir socialiai mūsų visuomenė ir nebalsuotų kojomis, kaip pats sakai. Tai čia, tuose principuose ir drąsojos įgyvendinti yra turbūt išeitis. Grįžtant prie to bendrojo gėrio, tai socialdemokratija ir solidarumas yra neatsiejami dalykai, kas neatsiejama nuo bendrojo gėrio. Bet grįžtant prie Lino, vėlgi užsikabinsiu paminėtos mokesčių reformos ir panašiai. Tai žiniasklaidoje yra įvairių interpretacijų, įvairių procentuočių, kaip ten bus apmokestinamas nekilnojamas turtas, GPM progresyvumas. Na, aš mačiau bent 5 skirtingus variantus ir turbūt nei vienas iš jų nepataiko net į tą pusę, kuris bus pasirinktas. Tai čia ačiū žiniasklaidai už tai, kad labai daug tų skirtingų variantų. Bet kalbant apie tai, kas turėtų prisidėti, tas pajamų netolygumas, jisai irgi yra labai svarbus ir kuomet verslas dar prieš 24 metų rinkimus kalbėjo, kad kuo skubiau turime surasti 4% gynybai, verslas sutinka prisidėti ir kuomet buvo tik tais atmatas pateiktas derinimui potencialių mokestinių pakeitimų, kur pelno mokestis berods nuo 16 iki 18 yra padidinamas, staiga verslas atsitraukia, geriau padidinkit 2% PVM, viską numeskime ant vartotojų, ant labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių. Tai kalbant ir apie gynybą, jeigu tą gynybą dabar padarysim taip, kad finansuos visi vienodai, tiek uždirbantis minimalią algą, tiek uždirbantis 10 000, na tai tada kyla klausimas, kokia motyvacija bus ginti tą valstybę. Ir šitoj vietoj prie bendrojo gėrio galima pridėti ir tai, kad tai nėra tik tais kažkokios teisės laisvės, bet ir pareigos, pareiga ginti valstybę. Bet pareiga neteina iš niekur, tą pareigą turim jausti kiekvienas iš kažkokių tai paskatų, iš kažkokių tai dalykų, kurie ateina iš šeimos, iš visuomenės ir iš kitų dalykų. Tai jeigu mes nematom galimybių tą padaryti, tai mes esame labai pavojingai padėtyje. Čia visi turbūt žinom tą laidą, kur vienas, nežinau, dainorėlis, kaip jį pavadinti, pareiškia, kad jisai yra pacifistas ir jisai nemato prasmės eiti kariauti, nes jis nenori žudyti. Tai yra įvairių požiūrių ir kuo daugiau tokių požiūrių bus visuomenėje, tuo mes turbūt finansuodami gynybą, mes turėsim didelį finansavimą, bet visuomenės požiūris atsiliks nuo to, ką padaro valstybė, ką padaro Seimas siekiant apsaugoti valstybę ir tuomet mes matysim tą problemą, kad lyg ir valdžia nori viską, kad visuomenė gintųsi, bet visuomeniai bus elementų, kurie prie tos gynybos prisidėti nenorės, nes nesijaus, kaip čia pasakyti, verti arba kad būtų valstybė nusipelnusių prisidėjimo. Tai vat, apie tai irgi reikėtų pagalvoti. Aš tokią šalutinę pastabą, bet man atrodo prasminga norėčiau pridėti. Dažnai yra galimi dalykai ir situacijos, kada objektyviai teisingas ar bent jau normalus svarstytinas dalykas yra tiek nepriimtinas visuomeniai konkrečiai, kad geriau jo nereikia, nes pasiekmes bus neigiamos. Yra buvusi tokia diskusija, man atrodo, su ateitininkais kažkurioje stovyklai teko, kad net kai nebuvo religijos laisvės principas pripažįstamas bažnyčioje, bažnyčia niekada nebuvo už tai, kad visuomenė, kurioje dauguma žmonių nėra katalikai, būtų privaloma katalikybė. Nes tai turėtų neigiamų pasiekmių, nes tokia visuomenė eitų į pilietinį karą, į priešpriešas, kurios nėra tikslas, būtų save sugriaunantis sprendimas. Mažesniu mastu tą patį reikia suvokti labai dažnai ir sekuliarioms valdžioms, priimant įvairiausius sprendimus. Ir man čia, pavyzdžiui, NT mokestis nekilnojamo turto pastaruoju metu atrodo atsidūręs panašiuose spąstuose. Kai pasigilinam, visi galim suprasti, nekilnojamo turto mokestis gynybos nefinansuos. Kad ir koks jis bus, iš jo surinks tiek mažai, kad tai neturės jokios įtakos tam bendram poreikiui, kurį mes šiandien gynybai turim. Rasa Budbergytė labai sąžiningai kažkurioje čia laidoje pasakė, kad NT mokestis yra susijęs su tuo, kad mes ES paramos lėšas tikimės gauti, tik jeigu priimsim tą plačiau faktiškai visuotinai taikomą nekilnojamo turto mokestį. Jis yra tik apie tai. Tai klausimas, kaip jis bus išspręstas Lietuvoje, yra vienas klausimas, kadangi Lietuvos, šiaip jau pasaulyje, bent jau tame pasaulyje euroatlantinėje dalyje, su kuria mes save tapatinam, nekilnojamo turto mokestis yra normalus dalykas. Ten nėra piktinamasi kaip kažko savaime neteisingų.
Bet Lietuvos visuomenėje yra. Čia ypač svečiams iš užsienio galima pasidalinti, kad Lietuvos visuomenėje yra labai įprasta turėti nuosavą nekilnojamąjį turtą vis dar priešingai negu vakarų Europoje. Ir yra visiškai nepriimtina mintis, kad jis dar gali būti apmokestintas po to, kai buvo apmokestintos pajamos, pats įsigijimas ir taip toliau. Ir susiejimas, o šiandien Lietuvos viešoje erdvėje tikrai visi galim jausti, susiejimas nekilnojamo turto mokesčio ir gynybos yra labai žalingas dalykas. Todėl, kad jis netarnaus gynybai, blogiausia, kas gali atsitikti, tai kad visa šita diskusija ir kai jis galiausiai kažkoks bus priimtas, tai sukels didžiulį visuomenės pyktį nukreiptą į gynybą. Kad mes dabar dar apiplėšinėjame dėl mūsų būsto tam, kad jie ten nusipirktų kažkokį tanką, kurio niekada to tanko už tuos pinigus nenusipirks. Tai reiktų išvengti tokių klaidų ir kaip čia, kartais didelė žala visuomeniai gali atsirasti tiesiog iš klaidingos, Dieve nenoriu pasakyti komunikacijos, nes tai tokia klišė, bet iš banalaus suklaidinimo. Na, tokia, sakykime, bendrojo gėrio principo vienas iš patrauklių aspektų yra tai, kad jisai duoda vidinę priežastį sutikti, su tam tikrom apribojimais, tame tarpe mokesčiai irgi yra mūsų pajamų apribojimas, bet ar čia, ką aš girdžiu, yra neįmanoma misija vis tik tai rasti kažkokį, sakykime, visuomeniai kampą pristatymą, kur visuomenės suprastų, kad tai yra dėl bendro gėrio, ar mes esame jau taip suliberalėję, tokie suindividualėję per tuos 30 metų, kad jau pats tas kalbėjimas, kad gali būti kažkokie dalykai dėl bendrojo gėrio visiškai nerezonuoja. Kaip jums atrodo? Aš manau, kad ypatingai, kas susijęs su mokesčiais, tai yra ne apie suliberalėjimą mūsų kaip visuomenės, o apie pasitikėjimą. tą socialinį kapitalą protingai vadinamą. Lietuva yra visuomenė, kuri netikė svetimaisiais, nepasitikė svetimaisiais apskritai ir nepasitikė valdžia. Iš to gimsta du dalykai. Žmonės netikė, kad kiti sąžiningai prisideda, kai mokesčiai mokami, ir po to netikė, kad tie mokesčiai yra sąžiningai, protingai išleidžiami iš tikrųjų mūsų visų nebendrajam gėriui, viešajam interesui, duok Dieve. Ir tai yra, aš manau, čia nėra mokslinė išvada, čia tokia daugiau iš nuojautos, kad čia yra pagrindinė šaknis to mūsų bendro visuomenės neigiamo nusiteikimo mokesčiams ir apskritai susimetimo spręsti bendroms problemams. Atitinkamai šiaurės šalių visuomenės, kurios lengvai šitą kolektyvinį veiksmo dilemą sprendžia, jos kaip tik tą turi, arba tiksliau turėjo iki multikulturalizmo. Jos turėjo 20-ame amžiuje labai aukštus socialinio kapitalo, tai yra pasitikėjimo svetimais bendrapiliečiais, kuriais einu gatvėje ir nepažįstu, lygius. Ir tai leido jiems tikėti, kad sumesime pinigus valstybė ir valstybė juos racionaliai panaudos. O pas mus to nėra. Ir čia yra ašis. Ir tikrai nemanau, kad individualizmas ar liberalizmas lemia mūsų skeptišką nusiteikimą, sakykime, šiuo atveju gynybos finansavimui. Ir tiesą sakant, manau, kad bendras visuomenės nusiteikimas gynybos finansavimui, lyginant su šiaip požiūriu į visokius mokesčius, tai jis nėra žemas, jis yra gan aukštas. Gan jaučiasi, kad žmonės yra nusiteikę, kad čia yra ta tema ir ta grėsmė ir ta būtinybė, kur galim savo bendrą skepsį truputį padėti į šalį ir vis dėlto susitelkti. Viltingas ženklas. Gal aš klystu? Tai ačiū už tokį viltingą ženklą ir čia man irgi ženklai visi, kad į mūsų diskusiją eina į pabaigą. Bet kadangi mūsų pačios konferencijos tema yra apie krikščionišką veikimą bendrojo gėrio link, tai gal tada tuo ir galėtumėm pabaigti mūsų šitą pokalbį. Kaip jums, čia ir klausimas būtų kiekvienam iš jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, koks šiuo metu turėtų būti tas krikščioniškas veikimas ir į ką jis turėtų labiausiai orientuotis? Tai Linai. Na, iš tiesų, Sime, į ką turėtų orientuotis, tai tos temos yra įvardintos, kad iš tiesų tai turėtų būti temos, pirmiausia, ne asmeninio intereso temos, ne privataus intereso temos, bet bendrojo gėrio klausimai. Ir šiuo metu, man atrodo, Lietuvoje tikrai mes turime keletą labai rimtų bendrojo gėrio iššūkių, tai būtent gynybos klausimai, demografiniai iššūkiai ir bendrai šeimų jausenos mūsų šalyje. Taip pat, kaip minėjau, socialinio teisingumo, neteisingumo trūkumas.
į tas temas ir juose reikia dėti labai rimtas pastangas, nes dedant politinės pastangas mes galim padaryti proveržį juose. Tai dirbti juose. Antrasis dalykas, kas aš visiškai pritariu Vincentui, kad kiek galima daugiau plėsti diskursą, kad kiek galima daugiau žmonių dalyvautų sprendimų priėmime ir tai reiškia, kad galima atrasti tuos subalansuotus sprendimus, kurie galbūt ir būtų priimami ir visuomeniai, bet ir jie išreikštų tą bendrojo gėrio aspektą. Tai irgi čia turim dėti pastangas dialogui. Trečiasis dalykas, matyti tą ilgalaikę perspektyvą. Mes galim kalbėti apie tai, kad šeimos privalo būti didesnės, augti daugiau vaikų. Bet kai mes matom, kaip būsto vystytojai į kokius butus dabar visus varo, tai suprantam, kad ten jokios šeimos neišgyvens. Kad reiškia, mes einam procesą į absoliučiai individualios visuomenės. TikTokai ir kiti dalykai, kur mūsų jaunimas kesta, neišves į šeimas arba tokį bendruomeninį veikimą, kaip mes įsivaizduojam, kuris būtų tvarus visuomenėms. Tai klausimas yra, tai kas yra tos alternatyvos, ypač kaip kad gerbiamas Johanesas kalbėjo apie tai, kad darbuotojų trūks mūsų visų slaugai, darbuotojų trūks apskritai tiem visiems poreikiam, kuriuos mes sutiksim už 10, jau ir dabar sutinkam už 10 ar 20 metų. Tai klausimas, kokie bus atsakymai. Atsakymai yra bendruomeninis buvimas. Bet kokia savipagalba, bet kokia netgi senioro kartu bendruomenė yra kur kas pigesnis sprendimas visuomeniai negu individuali paslauga individualiam žmogui. O mes einam, reiškia, tuo keliu labai sparčiai, tiek su savo būstais, tiek su socialinių paslaugų individualizavimu, tiek su kitais dalykais. Net ir šeimas pradedam žiūrėti kaip individualų vienetą, o ne šeimų bendruomenės ratą. Tai šitą perspektyvą matyti tiek tokių, reiškia, tvarios visuomenės ir tvarių finansų perspektyvoj, aš manau, kad čia yra daug kur nudirbti ir čia krikščionis ties to turi bendradarbiauti. Ir plius palaikyti ryšį su kitais krikščionimis, kurie yra kitose frakcijose, taip pat ir opozicijai. Ačiū, tai trumpai, Martynai, kaip pats matytum tą veikimą? Tai vienas labai daug pasakė tokių praktinių dalykų, konkrečių. Aš tai bandyčiau gal taip bendriau įvardinti, kad apskritai tam Seime yra sprendžiama labai daug technokratinių dalykų, kur jie nėra vertinami labai dažnai moraliniu lygmeniu. Tai krikščionio politiko pareiga gal net ir būtų tą moralinį lygmenį įvesti į kiekvieną sprendimo projektą. Na, turbūt ne kiekvieną, ten jeigu kažkoks formalumas yra, tai tu jo neįvesi, bet yra tam tikri klausimai, kurie liečia ir šeimas, ir apskritai vertybinius dalykus, tai kad to nepaversti vien tik tais technokratinę diskusiją, tai tam reikalingas bent vienas krikščionis politikas, kuris įvestų tą moralinį lygmenį. Kitas dalykas, krikščionybė turbūt neatsiejama nuo tiesos sakymo. Tai visada, bent jau aš stengiuosi, nežinau, kiek tai pavyksta, čia jūs ir kiti rinkėjai vertins kažkada, sakyti tiesą, nors jinai turbūt ir dažnai būna nemaloni, kaip visada taip dažniausiai būna, politikoje tiesa skaudi ir nesukelia didelės palaikymo bangos ir malonių kažkokių emocijų. Na ir turbūt trečias dalykas, stengtis išeiti iš tų vadinamųjų burbulų. Nes labai dabar daug susiformavusių visuomeniai burbulų, kur mes tiesiog esam paskendę tam pačiam informacijos lauke. Na, sakykime, yra ten kažkokios tai visuomenės grupės, kurios tiesiog atrodo jiems, kad visas pasaulis yra toks, kaip ir jie aplink juos esantys žmonės. Tačiau, kai išeini iš to burbulo, staiga nustembi, kad pasaulis visgi yra šiek tiek kitoks, negu tu jį įsivaizdavai. Tai politiko darbas yra matyti daugiau negu ten vienas ar du burbulai, kuriuose jis pats yra, jis turi išeiti šiek tiek į platesnius vandenis ir matyti daug tų burbulų ir siekti, kad visi sprendimai, kurie yra priimami, būtų tinkami kuo didesniam skaičiui žmonių ar tų socialinių burbulų, ar kaip juos be pavadinti. Na, kad tas bendrasis gėris, arba gal geriau čia reikėtų, kaip Vytautas teisingai sakė, įvardinti viešasis interesas, nes apie bendrąjį gėrį dar kalbėti anksti. Na, tikrai pasiektų kuo daugiau žmonių ir teiktų jiems naudą. Čia turbūt pagrindinis politiko darbas būtų. Ačiū. Vytautai. Pritardamas, ką Martynas sakė, nes tikrai visi susiraskit Facebook'e po 10 leftistų ir pakvieskite draugus. Arba linkėjimai pakvieskite draugus Dainių Žalimą.
nes tikrai reikia peržengti burbulus. Pridėčiau 2 dalykus. Vienas, tokios tarsi teminės konkretybės. Vienas tai yra tai, ką vadinam dabar įprastai kultūriniais karais. Kažkuria prasme gal tai, apie ką kalbėjom, apie demografiją, patektų čia ir tai būtų tų klausimų sprendimas. Mirštančios šalies ir šiaip jau mirštančios Europos sprendimas būtų raudonas, tolimas, idealus tikslas. Taip nebus, aš manau, gal aš klystu, gal reikia būti tarp valdančiųjų, tada taip atrodo. Bet kaip minimum šioje kadencijoje kultūriniuose karuose būtų prasminga bent jau įšaldyti visas blogas iniciatyvas ir kad jos niekur nenueitų. Tas tikrai, manau, yra įmanoma ir yra įmanoma turbūt kai ką ir pataisyti iš anksčiau, nes labai paradoksaliai dešinieji Lietuvoje vykdė būtent tą postprogresyvios kairės politiką. Ir ta dalis, kuri gal neįprasta yra krikščioniškai konferencijai, bendrasis gėris reikalauja, kad žmogus gyventų pilnavertį gyvenimą, žmogus tikrai laisvas, tik kai turi ir pozityvę laisvę, tai yra dalyvauja savo politinės bendruomenės valdyme. Ir to būtina sąlyga yra laisva nacionalinė valstybė. Ir laisva, ir nacionalinė. Ir čia tiek apie saugumą, apie kurį jau kalbėjom, kaip besisprendžiantį klausimą, tiek ir apie tai, kad mes turim tą nacionalinę valstybę išsaugoti. Tai yra neleisti jai pakisti demografiškai dėl migracijos, išsaugoti valstybinės kalbos statusą ir viską, kas iš jo plaukia, istorinę atmintį ir taip toliau. Kad ir po 10 metų čia būtų lietuviška Lietuva, nes kitaip, o kokia prasmė. Tai tiek. Kągi, tai labai noriu visų vardų padėkoti pašnekovams Linui Kukuraičiui, Martynui Katelinui ir Vytautui Sinicai. Ačiū už įžvalgas ir, vėlgi, dar daugiau davė peno pamastymui, šiek tiek skambėjo ir vilties. Bent jau vilties, kad matome ten, kur dar galime kažką nuveikti ir ne viskas prarasta.